Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete dekanas Benas Ulevičius. Ši laida skirta akademinės sielovados Lietuvoje reikalam aptarti. Akademinė sielovada, mėly klausytojai, tai tokia sielovada, kuri vyksta Lietuvos universitetuose, bent jau Kaune, visose universitetuose darbuojasi kapelionai ir akademinės sielovados koordinatoriai. Ir čia studijoje dabar jūs nematote, bet tikrai susirinko šauni sielovados vykdytojų komanda, kuri visai neseniai lankėsi Barselonoje. Barselonoje mūsų sielovadininkai susipažino su ten vykstančią akademinę sielovadą ir šioje laidoje jie apie tai jums ir man papasakos. Taigi pristatau laidos dalyvius. Tai kunigas Petras Pykas, Kauno technologijos universiteto kapelionas, Dainius Ušackas, Vytauto Didžiojo universiteto sielovados koordinatorius ir Svetlana Adler Mikulėnienė, kuri yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sielovados koordinatorė. Taigi sveiki. Sveiki. Gero jūs matyti. Aš įsivaizduoju, kad turbūt buvo labai sudėtinga grįžti į mūsų šaltą ir snieguotą Lietuvą iš saulėtos Ispanijos. Kaip sekėsi kelionė ir ko jūs ten važiavote, dabar turėsite progą ir papasakoti. Taigi, šaunieji sielovadininkai, besirūpinantis mūsų studentais ir dėstytojais universitetuose. Kaip jums sekėsi Barselonoje? Ką jūs ten veikėte? Kelionė į Barseloną buvo planuota pakankamai ilgai, gal pusmetį, ir pagaliau jinai įvyko. Iš tikrųjų, man asmeniškai tai buvo daugiau negu aš tikėjausi, nes kaip ir praeitų metų kelionės į Lenkiją Olštino tikslas, taip ir šių metų kelionės į Barseloną, o kitais metais dar neapsisprendėm, kur važiuosim, bet irgi kažkur važiuosim pažiūrėti. Tai kiekvienos kelionės tikslas susipažinti su tos vietovės akademinė sielovada, pažiūrėti, kaip vykdoma, kažko pasimokyti. Bet tuo pačiu, nenuvertinant savęs, mes pamatėm, kad galim dalytis savo patirtimi. Tai jau parodė praeitų metų kelionė į Lenkiją ir manau, kad ir šių metų kelionė į Barseloną irgi parodė, kad turim kuo didžiuotis. Gerai. Iš tikrųjų, reikėtų pasimokyti užsienyje. Aš gimiau Barcelonoje, bet dabar jau dirbu pilnai Kaune. Ir labai geras dalykas važiuoti į užsienyje, kopijuoti, ką jie daro ir sugrįžti. Tik pabūti Ispanijoje, nepasiliksite dėl to, kur geriau gyventi negu Lietuvoje. Ir iš tikrųjų daug gerų minčių pagavom. Mes čia Kaune matosi, kad jaunimas nori daug ko daryti, bet nežinom kaip, ne? Ir Ispanijoje turi daug patirtis, bet mes turim daug jaunorų negu Ispanijai. Ir iš tikrųjų nuostabus, ką mes išmokom ir dabar papasakosim, ką galime toliau daryti Lietuvoje. Iš tikrųjų, ta kelionė buvo, vienas iš tikslų buvo užmegzti kontaktų su tenais dirbančiom sielovadom. Ta mes ir padarėme. Apsikeitėme eilę elektroninių laiškų elektroninių paštų ir ateityje manau, kad tikrai rengsime kelionės, kviesime tuos žmonės į Lietuvą, taip jie galėtų daugiau susipažinti, kaip mes dirbame, nes mūsų kelionės tikslas buvo daugiau tenais pažiūrėti ir įvertinti ir ką būtų galima pritaikyti būtent mūsų sielovadoje darbė su studentais.
būtinai kvieskite ispanus žiemą, vidury žiemos, kuo daugiau sniego. Na, iš tikrųjų, kai išvažiavom, tenais čia buvo -15 ar -20, ten nuvažiavom +18 ant saulytę savo. Tai... Na, tai mes jau puikiai įsivaizduojame jūs tam saulėtame autobuse, važiuojant, ragaujant gardžius vaisius, bet kaip atrodė jūsų, na, tokia vat ten darbo diena? Ką jūs vat atsikėlėt iš ryto Barcelonoje ir lankotės kažkur, ar ne? Ar jūs aplankėt universitetus ar bendruomenės? Iš tikrųjų, dienotvarkė buvo labai intensyvi ir savo laiko beveik nebūdavo. Buvo daugiau iš tikrųjų lankymas, matymas, potyriai, iš tikrųjų kultūrinė programa ir laiko miegoti ar ten, kaip sakant, pailsėti tikrai nebuvo. Pirmiausiai mes aplankėm valstybinį Barcelonos Pompeu universitetą. Iš tikrųjų paliko labai didelį įspūdį ir susitikome su jo kapelionu, kuris dirba taip pat ir parapijoje. Kaip pasakyt, jų situacija galbūt labiau priminė mūsų Vilniaus situaciją, kada kapelionas nėra universitete, bet yra tik tai kaip dėstytojas, bet jisai neturi savo vietos. Ir sielovada yra vykdoma šalia universiteto esančioj bažnyčioj daugiau. O su studentais jisai bendradarbiauja per asociacijas. Man iš tikrųjų, ta dienotvarkė iš tikrųjų prasidėdavo apie 7 ryto, mes keldavomės ir paskui eidavom valgyti pusryčių, kur šeimoje augo 16 vaikų. Tai mes ateidavom į dar +10 žmonių, tai man iš tikrųjų vienas iš tos kelionės toks labai didelis įspūdis, tai iš tikrųjų aš pats turiu 2 vaikų, 2,5, kaip sakant, galima sakyti, tai 2 ir vienas ateinantis, tai iš tikrųjų man buvo toks įspūdis didelis, kad iš tikrųjų kaip galima gyventi su 16 vaikų Lietuvoje būtų iš tikrųjų, taip, galvoju, sunku iš tikrųjų. O ten žmonės kažkaip šypsosi, ne tai, kad suniūrė, paniūrė, visi nuotaikos puikios, 2 pamainom prie stalo ir paskui dar 3 pamaina mūsų. Tai ir paskui visi dalinamės. Iš tikrųjų tas toksai dalinimuose, krikščioniško dalinimuose, pats principas, tai čia buvo vienas iš didžiausių įspūdžių iš tikrųjų tos kelionės. Ir čia atvažiavus iš tikrųjų irgi norisi dalintis, norisi visiems padalinti tos šilumos bent dalelę. Iš tikrųjų, prieš važiuojant buvo viskas numatyta ir labai gerai, dėl to, kad, nežinau, kartais Lietuvoje žmonės pasirenka keliauti, kur pigiau, ir tada važiuoja į Egiptą arba į Turkiją. O svarbiausia nėra į kur, bet su kuo ir pas ką. Ir iš tikrųjų tenais visi buvo pažįstami ir dar neapžiūrėjom arba neturistavom, bet buvo ta bendravimas su pažįstamais buvo smagus, buvo labai faina, ir daug išmokom dėl to, kad daug laiko praleidom prie arbatos ir ta plepėjimas buvo labai praturtėjo mūsų patirtį. Na, jūs vykote turbūt su savo ir lūkesčiais, ir savo situaciją nešėte širdyje. Kaip sekasi akademinė sielovada Lietuvoje? Jūs atstovaujate 3 universitetus, labai skirtingus universitetus. Ir tikrai įdomu ne vienam klausytojui galbūt, ką tie sielovadininkai universitete veikia. Ar juk jie netrukdo paskaitų, atėję nepamokslauja turbūt paskaitų metu. Kaip jūs pasiekėt studentus, kokios aktualijos, ką jūs vežėtės į Barceloną, kokios jūsų mintis ir reikalai? Iš tikrųjų, akademinės sielovados turime parengę teminius susitikimus. Čia būtent Vytauto Didžiojo akademinės sielovados teminiai susitikimai
pagal dekalogą. Tai vasario mėnesį buvo palei pirmą dekalogo įsakymą neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Tai iš tikrųjų kelionės metu praleidau patį pirmą punktą, už kurį buvau atsakingas, tai filmo žiūrėjimas, bet Linas kapelionas nepyko, tai viskas gerai. Iš tikrųjų filmo Kšiževskio buvo irgi dekalogas pirmas, tai iš tikrųjų tikrai verta buvo pamatyti ir iš atsiliepimų tikrai stiprus filmas. Paskui tema buvo ir mintis sukosi iš tikrųjų apie kvietėme režisierių, kuris savo patirtimi daugiau per savo patirtį, kaip jis išgyveno tą visą pirmą dekalogą, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, per savo gyvenimo prizmę. Ir iš tikrųjų tas tokia kelionės tokie apmąstymai buvo, kaip su tikėjimu ir pačiam, kaip su tikėjimu iš tikrųjų apskritai. Ir kaip užvesti tos studentus, nes iš tikrųjų negali užvesti, būdamas ten sušlapęs degtukas, ne? Turi būti sausas, kad tik įžiebus ir degtų visi studentai iš tikrųjų. Tai čia dar vienas iš kelionės tikslų, aš taip galvoju, buvo, kad ir patiems užsidegti ir degti ir tada tą šilumą ir liepsną dovanot kitiems. Lietuvos sveikatos mokslo universitete sielovada yra vykdoma per įvairius renginius. Taip pat kapelionas yra dėstytojas, jisai dėsto dvasingumo pagrindus. Ir iš tikrųjų dar vienas nematomas toks darbas, bet turbūt nemažiau svarbus, tai yra budėjimas kabinete ir asmeninis konsultavimas žmonių, tai yra studentų, dėstytojų, darbuotojų, kurie užeina, kurie nori atsakymų į kažkokius klausimus, kurie galbūt ateina tiesiog įsišnekėti ar pasiguosti, ar tiesiog pasidžiaugti. Iš tikrųjų yra įvairių tų formų. O pasiekiam įvairiai. Pasiekiam elektroniniais paštais, kas šiandien labai efektyvu. Iš tikrųjų, kabinam įvairius skelbimus. Asmeninis kontaktas, aišku, jisai labai labiausiai paveikiantis, kaip parodė ir ateitininkų, medikų korporacijos Gaja atstovai, kada jie tik tai platino daugiau skelbimus, kviesdami į savo renginius, tai buvo viena situacija, o kada jie pradėjo daugiau kviesti asmeniškai, tai iš tikrųjų situacija pagerėjo. Ir tas, nors ir elektroninis paštas atrodo labai efektyvu, bet ir šiandien asmeninis kontaktas išlieka žymiai efektyvesnis. Aš norėčiau iš kapeliono pusės pasakyti, ką išmokom iš Barcelono, kad pirmą sutikom su kunigo Jonu. Tenais ir tas kapelionas ištisai dirba ir parapijoje, ir universitete. Ir nuostabu dėl to, kad jis neturi sėkino dienos, ir sakė, kad ir pietauja su studentais, ir vakarienauja su poromis, ir kiekvieną vakarą praleida su žmonėmis, dėl to, kad yra daug žmonių, kuris ieško tiesos ir ačiū Dievo, kad aš manau, kad ja Lietuvoje, kai kapelionai praleisim daugiau laiko universitetuose, tada bus lengviau, kad studentai galima bet kada susitikti ir surasti kapelioną. Taigi, mėly klausytojai, mano atėjo laikas muzikiniai pertraukėliai.
Štai mes ir vėl eteryje. Mėly klausytojai, primenu, jog jūs girdite laidą Akademija, kurioje kalbinu mūsų akademinės sielovados koordinatorius ir vykdytojus kunigą Petrą Pyką, Kauno technologijos universiteto kapelioną, Svetlaną Adler Mikulėnienę, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sielovados koordinatorę ir Dainių Ušacką, Vytauto Didžiojo universiteto sielovados koordinatorių. Taigi tęsime pasidalinimą apie įspūdžius, kuriuos jūs patyrėte Barselonoje, išvykoje, susipažinime su akademinė sielovada ten, Ispanijoje. Tai tęsiant tai, ką mes aplankėm, tai iš tikrųjų aplankėm, kaip sakiau, valstybinį universitetą, tačiau labai didelį įspūdį padarė ir katalikiški universitetai. Aplankėm vieną katalikišką tarptautinį universitetą ir verslo mokyklą, kuris skirta magistro studijoms, ir iš tikrųjų šitą mokyklą paliko labai didelį įspūdį, nes tikrai mes nesitikėjom, nes kaip įsivaizduojam, kad katalikiška aukštoji mokykla pas mus visą laiką susijus su, kaip sakant, varganų atrodymu. Tai kada ten patekom, vienas dalykas, aš girdėjau tą universitetą, Navaros universitetas pakankamai garsus, privatus universitetas, bet aš nežinojau, kad jisai yra katalikiškas. Tai tikrai buvo labai įspūdinga ir labai įdomu. O dar vienas dalykas, tai yra kultūrinė programa, jinai paliko ne mažiau gilų įspūdį ir mus priėmė ir labai įdomią ekskursiją po vieną įžymiausių ir svarbiausių galbūt bažnyčių Ispanijoje, vadinama šimtmečio statybom. Tai yra Sagrada Familija arba Šventos šeimos bažnyčia, kurią projektavo garsus architektas Gaudi. Ir iš tikrųjų jisai vadinamas Dievo architektu, nes dabar, kai pasižiūrėjom, ką jisai darė, aišku, turint kompiuterius, mes suprantam, kad tai įmanoma padaryti, bet kada mes matėm tos brėžinius, kurie padaryti tais laikais, kada kompiuterių nebuvo, tai iš tikrųjų palieka labai gilų įspūdį. O įėjus į pačią šventovę, kurią popiežius Benediktas XVI spalio mėnesį konsekravo, tai iš tikrųjų irgi, kaip sakė klebonas, mes pateksime į mišką žvaigždėtą naktį. Galvojom, kas čia tokiu, kaip čia gali būti. Ir iš tikrųjų tai yra nuostabus žmogaus kūrinys, kuris atspindi ir sujungia gotiką su gamta. Tenais kolonos yra kaip medžių kamienai, tačiau išlaikomas gotikinis stilius. O viršui matosi kaip žvaigždės padarytas dangus, kai kur matosi, kad dangus, kai kur yra šviečia lemputės. Tai iš tikrųjų nuostabaus grožio, tačiau kiekvienas dalykas tenais, tai buvo ir katechezė mums tiesiog atnaujinti savo žinias, nes pavyzdžiui 52 kolonos, ką tai galėtų reikšti. Pasirodo, kas neatsimena, galime priminti, kad 52 liturginio laiko savaitės yra. Yra 4 pagrindinės kolonos, tai yra 4 evangelijos. O pats svarbiausias dalykas, ką mes ten sužinojom, ir netgi vyskupas Jonas to nežinojo ir buvo džiugiai nustebintas, tai kad šitos šventovės vitraže bus įrašytas Šiluvos vardas. Tai vieną dieną iš tikrųjų iš programos važiavome į Montserrat vienuolyną ir kažkaip bevažiuojant, prieš važiuojant, jau vyskupas Jonas sakė, kad ten bus įspūdinga, bet
tas įspūdingas žodis tikrai neatspindi to, ką ten patyrėm iš tikrųjų. Nepaisant visos architektūros, ten stebuklų ir paveikslų gražumų ir visokių kolonų, skulptūrų, kurios yra įstabios iš tikrųjų. Ir kas man dar didesnį įspūdį padarė, kad ten iš tikrųjų gamta, Dievas sutvėrė žymiai įstabesnį vaizdą man asmeniškai, nes tokie kalnai iš tikrųjų, kuriuos pamatai saulės nutviekstoj šviesoj, padaro milžinišką įspūdį ir visa Barcelona tau kaip ant delno matosi nuo kalnų iš tikrųjų. Nuostabu iš tikrųjų ir nuostabus reginys ir širdžiai, ir akims, ir sielai. Tai iš tikrųjų pakinčiau visus važiuoti, kas tik tai bus Barcelonoje. Ir dar norėčiau labai trumpai apie mūsų asmenę tokią iššūkį į kalną trumpai pasakyti. Buvom jau vakaras gana vėlai ir nevažiavo jau tas eskalatorius, kuris kelia į pačią viršūnę ir mes nusprendėm keturiese lipti į tą viršūnę ir ten atsivėrė dar įspūdingesni vaizdai, bet kas įdomiausia, kad mes vis tiek neužkopėme į tą kalną, palikdami iš tikrųjų savo pažadą sugrįžti tenai ir įveikti jį. O užkopė jau į pačią aukščiausią vietą, ten 1050 metrų, iš tikrųjų buvo džima. Suradom tokią vietelę, kur nuo kalno iš tikrųjų toks kardis ir ten giedojom Tėve mūsų visi keturi, tai iš tikrųjų tas įspūdis buvo milžiniškas ir dabar dar širdis virpa iš tikrųjų prisiminus. Tai. Paskutinėje dieną irgi mums teko aplankyti vaikų darželis ir kai buvom tenais, direktorė sakė, kad yra didžiausias vaikų darželį Europoje, turi 700 vaikus, ne? Ir buvo nuostabus dėl to, kad mes perėjom per visas klasės maždaug ir vienu metu buvo tikybos pamokas tenai, ne? Ir ta mokytoja bandė paaiškinti vaikams, kaip elgtis bažnyčioje. Ir vaikučiai buvo 1,5 metrų, ne? Labai mažiukai, dar nemoka kalbėti. Ne? Ir mūsų mokytoja sakė, no, dabar atėjo kunigas, dabar pasimelskim. Ne? Ir visi vaikučiai prisijungė rankas, nemoka kalbėti, bet mokytoja pasakoja tą anglosarga maldą. Ir kai va įnėjo, visi vaikučiai pabučiavo mergelę Mariją, ne? Ir mes supratom, kad kai vaikai dar nemoka kalbėti, jie gali melstis, ne? Nuostabus dalykas, tada ne tik reikia dirbti universitetuose, bet ir jaunų vaikų darželių reikia pamokyti, kaip pasimelstis. Štai mums parašė SMS žinutę klausytoja Irma iš Jurbarko. Irma rašo, smagu girdėti, kad semiatės patirties iš užsienio. Koks vyksta bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos universitetų sielovados grupėmis? Gal ruošiate bendrus projektus? Sėkmės darbuose. Ačiū Irma, na, o turbūt atėjo laikas papasakoti apie bendrus projektus ir kaip jūs tą patirtį Barcelonoje patirtą, kaip jūs pritaikysite savo darbe. Na, iš tiesų, bendradarbiavimas su kitomis aukštosiomis mokyklomis vyksta, gal ne taip intensyviai, kaip norėtųsi, tačiau daugelį Lietuvos aukštų mokyklų yra sielovada, tai yra Šiaulių universitete, tai yra Klaipėdos universitete. Vilniaus miestas turi dvasinį centrą ir šiai dienai Lietuvos sveikatos mokslo universitetas, ir šiaip Kauno akademinė sielovada, mes bendradarbiaujam kelionėse į TZ, nes ne visada pavyksta surinkti pilną autobusą, tai tada jungiamės, kooperuojamės, iš tikrųjų bendradarbiaujam su Jonų bažnyčia. Taip pat galvojam ir planuojam surinkti
jau tradicinius konferencijas, kada visi suvažiuoja. Buvo metai tylos, tačiau jau bręsta šitas dalykas ir šiemet tikrai įvyks ir plačiau sužinosit ir manau, kad pristatysim. Na, jūsų patirtis įgyta Barcelonoje. Man net klausant kunigo Petro, taip gaila pasidarė, žinot, apsilankėte vaikų darželėje, 700 vaikų, nuostabu, bet grįžote tai ne į darželį, o universitetą, kur jau studentai dažnai būna šiek tiek, gal, nemažai susiformavę savo pasaulėžiūrą, kartais turbūt ir tenka tam tikras sienas griauti ir tikrai kokia strategija, kokie pasiryžimai. Gal pasidalintumėt, tiesiog klausytojams būtų įdomu turbūt išgirsti, kokie tie mūsų studentai ir ką jūs su jais darote, kaip jūs ruošiatės toliau dirbti. Mes dažnai aplankom vaikų globos namus per Kalėdas, per Valentino dieną, Motinos dieną, kad kiekvienas studentas turi eiti į savęs ir jautėsi reikalingas. Bet dabar mūsų tikslas, vienintelis tikslas yra kad rugpjūčio mėnesis bus Madride pasaulio jaunimo diena ir būtinai reikia dalyvauti, dėl to kad tenai susirinksim 2 milijonų studentų ir visą savaitę būsim tenais ir ta plepėjimą su kitais bus super faina, ne? Ir ne tik reikia pasidalinti patirtim, bet irgi mes ir ruošiam ispanų pamokas ir skatinam, kad merginos išmoktų šokti Macarena į flamenco. Ir kai buvom Barcelonoje, nemažai merginos moka atmintinai Sveika Marija lietuviškai, tada jau laikas ne tik žiūrėti serialus ispaniškos, bet ir pasimelsti ispaniškai. Čia mes priblokšti likom, bandom įsivaizduoti, kaip mokosi merginos Macareną šokti. Na, jūs galit nebūti tokie priblokšti, nes iš tikrųjų ir uoste, kai aš pamačiau šokant ispaniškus šokius, tai, žinokit, neatsispyriau pagundai parsivežti kastanėtas. Iš tikrųjų, ta veikla artimiausia, tokia bendra, tai kaip ir kunigas Petras sakė, yra didelis projektas Madrido dienos jaunimo, į kurias dabar kviečiami ir studentai, ir moksleiviai 12 klasių, kurie papildys universitetus iš tikrųjų jau greitai, net šiais metais, tai iš tikrųjų siekiam kuo daugiau pasiekti iš tikrųjų tų širdžių, kad paskui galėtume turėti didesnę pagalbą jau dirbant sielovadai, nes ta sielovada neapsiriboja tik tais koordinatorium ir kapelionu. Iš tikrųjų turėtume susiburti komandą, kuri būtų kaip iš tikrųjų dešinioji ranka net. Ir padėtų ir smegenim, ir darbais iš tikrųjų. Nes kol kas iš tikrųjų, tą padaryti sunkiai sekasi, nors šiandien iš tikrųjų pavyko įstabus dalykas per pusdienį į mūsų VDU akademinę sielovadą socialinėme tinklalapyje Facebook'e iš tikrųjų užsiregistravo per 70 žmonių, tai iš tikrųjų skatinu visus studentus, kurie dar to nepadarė ir nori gauti informaciją, kas liečia sielovadą iš tikrųjų ir tą kelionę, į kurią mes pasiryžom eiti kartu su Dievu, iš tikrųjų tai yra viena iš galimybių rasti informaciją iš tikrųjų. Šitame miške informacijos, kur galima ir pasiklysti. Tai. Štai ir atėjo laikas, Dainius ir pradėjo tokį apibendrinantį jau ir kvietimą į pagalbą ir palinkėjimą ir pasidalinimą. Iš tikrųjų 5 minutės liko laidos ir dabar yra dar laikas, dar šansas, galimybė turbūt
ir klausytojus pakviesti, jei kažkokios ar pagalbos reikia, tarti paskutinį žodį šioje laidoje, turiu omeny, ne šiaip paskutinį žodį, nes klausytojai dabar sužinojo, kad sielovada vyksta universitete, yra tikinti žmonės ir žmonės ieškantis taip pat ir bažnyčia, taip pat universitete yra labiausiai ir pirmiausiai taip pat ir per kapelionus bei sielovados koordinatorius. Taigi jūsų saulėti linkėjimai, pasidalinimai mintimis laidos pabaigai. Aš dar norėčiau tai, ką parsivežiau, pasidalinti. Iš tikrųjų, labai didelį įspūdį paliko, kada mes atėjom į parapijos mišias ir pamatėm labai neįprastą Lietuvai vaizdą. Jaunimo chorelis, jaunimas susirinkęs ir per pusę maždaug, o gal net vyrukų ir daugiau negu merginų. Tai iš tikrųjų mano akis iš karto užfiksavo, galvoju, kažkas čia ne taip. Jau čia keista. Jau čia keista. Tačiau, kada mes apsilankėm mokykloje, ne tik darželėje, bet buvom ir mokykloje katalikiškoje ir pamatėm ugdymą pagal lytis, iš tikrųjų mergaičių ir berniukų mokyklą, tai supratome, kodėl taip yra. Mergaitės yra ugdomas moterų, berniukai yra ugdomi ne moterų, bet vyrų. Ir iš tikrųjų labai didelį įspūdį palieka, kada ateini į pradinokų klasę ir matai vyrą mokytoją. Tai aš manau, kad visai mūsų komandai tai paliko gilų įspūdį. O iš universitetų irgi pamatėm tokį dalyką, kad jie labai efektyviai naudoja socialinius projektus, pritraukti jaunimui į savo gretas ir sportinius dalykus. Iš tikrųjų, ko mes dar nenaudojom. Vienas toks dalykas, vienas projektas socialinis galbūt jau su bažnyčia vykdomas, tai yra Saukim vieni kitus kelyje projektas ir džiugi žinia, kas dar negirdėjot, projekto tęsinys jau pasirašytas ir šiemet jisai vyks. Tad šitą mes tęsime ir tai ateisim į universitetus ir tikimės kitų projektų, kitų minčių, kitų idėjų. Aš tik norėčiau priminti studentus, kad geras laikas universitetų laikais yra susipažinti su žmonėmis ir viską daryti komandoj. Dėl to tą individualizmas, kuris paliko sovietmečiu, reikia išrauti, ir mes visada susitiksim arba kapeliono kabinete arba Facebook'e, bet jūs turite daug minčių, mes turim daug laiko ir pinigų, tada susitiksim ir bendrai darysim daug dalykų. Taigi, mėly klausytojai, jūs girdėjote laidą Akademija. Šioje laidoje mūsų universitetų sielovados koordinatoriai dalijosi įspūdžiais iš kelionės į Barseloną. Kelionės, kurioje susipažino su Ispanijoje vykdoma akademinė sielovada. Taigi laidoje dalyvavo kunigas Petras Pikas, Kauno technologijos universiteto kapelionas, Dainius Ušackas, Vytauto Didžiojo universiteto sielovados koordinatorius ir Svetlana Adler Mikulėnienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sielovados koordinatorė. Prie mikrofono buvau aš, Benas Ulevičius, Katalikų teologijos fakulteto dekanas. Super. Dėkojame už dalyvavimą, ačiū jums, mėly pašnekovai. Ačiū, Benai. Likite, mėly. Ekspertas, tu nepaprastas. Mes visi nepaprasti ir mėly klausytojai, su jumis kartu esame vienybėje ir kartu mes Dievo palaikomi galime šviesti. Bet Benas yra nepakartojamas. Taigi šią laidą tikrai reikia baigti turbūt. Ir likite, mėly klausytojai, su Marijos radiju, likite su laida Akademija ir maldose prisiminkite akademinę sielovadą. Su Dievu. Su Dievu.